pasakojo, o paskui, nesvarbu. Iš pradžių tų direktorių nebuvo iš viso. Buvo jachtklubo tarybos pirmininkas. Ir ten būdavo, būdavo Žukauskas, paskui Sadauskas kažkaip daugiau nenorėjo, jis toks žmogus buvo, jis norėjo konkrečiai dirbti, mokyti, obliuoti, išmokė visus buriuotojus dažyti, kaip plonai tepti, kaip nušlifuoti, kaip visą tą priežiūrą tų laivelių dugnus. Ir mes gerbėm visi Sadauską mokytojų vadinom ir gerbėm labai, jis labai nuoširdus, labai geras, bet ne, to nesakysiu. Ne, čia mūsų reiklus įkyrė buvo. Įkyrė, mes esam, juk visi žinom, visi suprantam, mokytojų, ką buvo, juk buvo du pastata jachtklubo. Katras pirmą atsirado tas mažas longelės, kur dabar į tas mūrinis su bokštu. Ar pirmą atsirado ten tas medinis, kur buvo Elinga? Ten va, jeigu atkreipsi dėmesį, kaviniai yra nuotraukų. Ten, kada buvo ta pašiūrė, paskui Sadausko su langais tokiais iš visą, Sadauskos projektavimo statyba buvo, paskui Mažeikiai apsijėmė. Tai medinis buvo dvi skirtingas. Buvo mažas tas longelės tokias ir čia, kaip atvažiaunam, kur dirbtuvis buvo. Ir normaliais langais, dviejų aukštų. Jo, buvo toks, kur dabar Mažeikiai pastatė mūrinį. Buvo tokias mažiukas, gražias longelės tokį. O šalia buvo ta tokį jau didesnės longos, kur Filimanas buvo sandėlys, kur apačio buvo dirbtuvis ten. Tai ten, buvo nuo Platelio atvažiuojant, anam gale buvo Filomenos, o čia su tais langais. O katras pirmas atsirado pastatas? Katras anksčiau atsirado? Tos Filomenos ten, matyti iš tos pašiūrės, padarė tokią patalpėlę. Man atrodo, jo. Padarė patalpėlę, pastatė tokį jau... Pastatė tokį didesnį. Jau tokį gražį jau pastatė. Dabar galvoju. Paskui tie Mažeikiai. Norėjo ten pastatyti poilsiavietę ir jie ten. Ir tik paskui ten Stripinio sūnus, ar jis pagrindinis architektas buvo, ar ne, tai jis tą atskirą pastatą pašiūrį, kur dabar kavinį perstatė. Ne, tą visai atskirą, kur pastatė. Kur viešbutis yra. Su tais elenkais, tai ten Plateliškis. Ten Žalgirį draugį jau pasistatė. Jo. Jau ten jau su jachtklubo buvo pretekst tam pastato viešbučio atsirasti, sakykime. Jo. Paskui kas gaila. Gaila pasikeitė laikai, pasikeitė požiūris į tokius eilinius kaimo sportininkus, jeigu taip galima pavadinti. Ir
gaila pasidarė ir tas iš viršaus tas požiūris biškį pasikeitė ir pačių žmonių, pačių vaikų požiūris. Jau atsirado komercija, kad gali kur nors eiti, užsidirbti, o tais laikais, mano jaunystės laikais, tai nebuvo kur jaunimui dingti. Tai buvo jaunimo traukos centras. Mokinius pritraukdavo. Ir jie ten tiesiog tokie... Kaip neišvengiamybė Plateliškio būt buriautojai. Būtent. Ir paskui buvo labai keista, kol pripratau, pavyzdžiui, asmeniškai, kol pripratau, kaip tad gyvendams Plateliuos negali buriuoti. Toks jausmas. Tai dabar grįžkime prie tų vadinamų, buvo tarybos pirmininkas, o paskui atsirado direktorė. Jo, buvo tarybos pirmininkas toks, nepasakyčiau, kad nuopelnų kažkokių, bet iš Mažeikių turėjo savo jachtą tokią, Dzikas toks Antanas. Paskiau dar baudos gamyklo čia. Ne, jis iš Mažeikių, o paskui lyg taip atsikėlė. Dzikas Nerimos mechaninė gamykla. Galbūt, gal persikėlė. Iš pradžių jis iš Mažeikių. Tai buvo tas pirmininkas tarybos. Jo, tai jau čia po Žukausko, po Sadausko. Sadauskas pamatęs, kaip reikalai krypsta į tą komercinę pusę, jis savotiškai nusišalino. Boikotavo. Jo, boikotavo. Jis davė jam patalpas, jis ten saugojo tos laivelius, jisai ten atiduodavo tos laivelius veltui, jeigu tik tai nori. Jie matydavo, kad žmogų akis bes, kad uns buriaus. Jo. O tie direktoriai, Razgus buvo Petras. Prieš Petrą buvo Vildžiūnce, ne? O prieš Vildžiūną kas buvo? Tai nieko nebuvo. Ką Vildžiūns, kada aš jau dirbau, kokies 85 metus. Taip, o tada visą laiką ilgai nebuvo. Išvis nebuvo. Išvis nebuvo, nebeatsimenu, jau man maišos. Nesvarbu, pasaulis nesugrius. Maišos neatsimenu, ką. Vacys pasakys. Ir paskui parėjo Vacis. Jo, paskui Vacis parėjo. Man atrodo, ten. Paskui tas Jakubas buvo perėjęs Nemuno tarybai. Į Nemuną buvo parėjęs? Jo, į Nemuną. Tai čia atseit Nemuno tarybai, bet mes boikotavom Plungės Nemuno tarybą. Mes skaitėmės, kad mes priklausom ten Vilniui. Kaip toks atskiras mažas padalinys. Tik tai galbūt paskui Vilnius atidavė Nemuno. Man atrodo, kad prie Beno Vacys tapo direktorium. Man atrodo. Bet mes Plungę boikotavom. O dabar vis tiek kažkaip finansavimą turėjai būti, jūs važiuodavote į varžybas. Iš centro tarybos. Iš Vilniaus. Jo. Ir iš centro tarybos, kadangi mes Plungei nenorėjom priklausyti ir nepriklausė, paskui gal tik tai. Paskui jau ir taryba ta Nemuno buvo kelis kadetus nupirkusi Plungės.
pamečiau mintį. Nu, finansavimas, apie Ai, finansavimas. O iš pradžių įsivaizduojat, nebuvo, plaukdavom po ežerą, buriuodavom su burlaiviu. Paprašydavo kas nors paviešinti. Užduodavo ten tam vairininkui, nu ten 3 ar 5 ar rublį. Ir mes turėjom užsivedę sąsiuvinį. Ir dabar gauni, pavyzdžiui, 3 rublius ir atiduodi jachtklubui į jachtklubo kasą. Visi. Dabar juokingai atrodytų, bet tuomet tai buvo. Ir buvo, paskui aš popierius tvarkiau. 68 metais, rodos, baigiau buriuoti. Paskui biškį vakus treniravau ir biškį tos vedžiau tą buhalteriją. Ir iš Plungės atvažiavo tikrinti mūsų buhalteriją. Ir mes parodžiau aš tą sąsiuvinį, kiek kas davė, tai jis buvo nustebęs, kaip tad gali būti, kad čia buriuotojai tokie sąžiningi suneš tos kelis rublius. Nu tiek ten mes sunešdavom. Dabar direktorius apšnekėjimo, dabar vis tiek trenerė turi būti, Sadauska čia vienareikšmiška, užžinsime pakeičiams, bet šalia dar vis tiek kažkas turi būti pagelbininks, o paskiau Sadauska pišiai, kas po Sadauska dar buvo. Vis tiek kažkokie trenerė. Taip. Šitą aš... Tuomet niekas jokio atlygio negavo. Nei Sadauskas. Po Sadauską turbūt nebuvo kam. Vaikai susirinko buriuoti ir kažkas mane pasiūlė. Nu, ir aš su vaikais, kurį kelis metus dirbau. Bet irgi visuomeniniais pagrindais. Važiuodavom, jau reikėdavo tada, jau biškį normalizavos, kad važiuojant, pavyzdžiui, su jauniais atsirado tie jaunių buriavimas ir jau tada turėjo būti žmogus atsakingas už tą. Ir į Nidą, į Trakus yra tekę ne kartą lydėti tos vaikus. Gerai, o po jūsų kas, tai kažkas tai suvakas dirba, buvo Bagdžiūnse, ne? O prieš Bagdžiūną kas buvo? Buvo. 79 aš išvažiavau iš Platelio. Nu, žinokit, neatsimenu. Tikrai neatsimenu. Nu, kažkaip tada, kaip išvažiavau ir į biškį nutolau ir tų visų tokių dalykų nebeatsimenu. Man atrodo, kad nežinau, nu žinokit, neatsimenu. To dalyko neatsimenu. O kiek metų Jonas išdirbęs buvo? Ja, Patronis tai čia jau gal čia. Vildžiūna irgi liktai ten nelabai vargau, jos, o Jonas kur 20 metų. Tai tikra Patronis. Bet suprantat, jisai, kaip čia pasakyti, vis tiek laikai pasikeitė iš pagrindų. Ir Petronis, jis ilgai ten, bet ons turėjo tos kelis vaikus, ne grupelė vaikų,
kurių tėvai pirkdavo laivelius, Laivas mašiną, ten motorinį valtį ir jam kažką tai primokėdavo. Mums gavo sport mokyklų atlyginimą. Nu, kad tėvo primokėdavo, tai čia ir, sakėm, Petronį ir tėvų susitarims. Jo. Aš žinau, ten buvo Norvaišaitis, Norvaišioks į Norvaišaitį Dagnį, o Egidijus tėvus Norvaišas. Egidijaus mama mokytojai buvusi pirmo vidurinį anglų kalbos. Ai, tai šitų Norvaišų. Jo, Norvaišiniai anglų kalbos mokytojai, o Egidijaus tėvus dirba odos gamyklo inžinierių. Čia aš tą gyvenu prie Bulovo. Ai, jo. Ai, tai ton, aš galvojau, kur tik Loretos auklėtoja. Ne, yra Norvaišioks Egidijus 71 gimimo, mano auktinis buvo, jis dabar Garždus gyven, tor verslą, tor vaston, antro pusė ežer, kur yra ta Letarasa. Jo. Ta ten, anaudų dviejų buvo nupirkę, aš nežinau, kaip ten dabar, nepasidalin. O ten yra Egidijaus, ons irgi, ons buvo pas mūs krepšininkas. Bet pamiešęs dėl buriavim, Platelio ežeras nam šventą veitą, vien žodžiu, vesti labai gerą. Tegu tik tokių žmonių atsirado. Egidijų esu mokysi, man atrodo, mes Norvaišinė kartu dirbom. Nu, Jo, žinau, toks išstypęs buvo. Styptelis. Nu, ne jūsų parametrais išstypęs. Bet šaunus vaksai, sakau, daug dievs, kad tokių, kad remtų trenerius, tokių, kad remtų buriavimą, tokių, kad rūpintumės ežerų ir visko. Kiek laivą kainuodavo? Nikomet, laiva nebuvo nikomet pigi. Jo. Bet daug dievių, kad atsiras tokių fanatikų, kad iš tikrųjų remtų, padėtų, per trūnį pradėjom šnekėti apie trenerių, o nejom į rėmėjus. Tai tų rėmėjų buvo irgi jeigu. Žinokit, vyrai, aš jau nebežinau. Nebežinau ta prasme, kadangi kai pasikėliau į Plungę, pati nebeburiavau, su tais vaikais ryšio plateliškiais nebeturėjau ir aš tas laikotarpį aš nieka, tik tai, kad atvažiuodavom, kaip čia savotiškai gal sakyti, atvažiuodavau žvejoti, tai aš ten paslampinėdavau tais pažėriais. Širdis atsidžiaugdavo. Jo, žuvį nuvalyti. Jeigu jūs nepyksit, tada gal... Užteks, aišku. Tai jeigu palinkėjimų kokį nors ateinančiom kartom, kas su Platelio ežer, kas su buriavimu, kas kon... O te apie širdiais, ko nors tokį. Op! Ne per reikalą buvusi matematikos mokytoja, nemokau. Nemokėjau šnekėti. Matematiškai, jūs pasakykit, jeigu dabar ir 4 laivelė dar lieki, į neveina trenerį, tai tag atsirand dar vienas treneris ir dar 4 laivelė, į viskom pakelkiam kubų. O virš kubo kas į koks skaičius? Nebus. Kvadratų kubų į dar... Nebus kubų. Daugiau kaip kubų. 4 kart 4 16, 16 iš 4 64, tai daugiau kaip kubų nebus. Palinkėkim. Siekiamybės. Nu ką, norėtus, kad tas Stasio Žukausko, Petro Sadausko, dar Leipaus, Aniceto įdėtas darbas tęstus, kad vien tik Platelio ežeras nebūtų tuščias nuo paprastų buriuotojų. Ačiū.
Tu įbaigsim.